Griežtėjantys aplinkosauginiai reikalavimai, brangstantys gamtos ištekliai, populiarėjantys ekologiški produktai bei aplinką tausojantis gyvenimo būdas verčia verslą pasitelkti žaliąsias inovacijas, užtikrinančias ne tik darną su aplinka, bet ir konkurencingumą. Verslo inovacijos į žaliąsias technologijas suteikia įvairiopos naudos. Inovacijos leidžia sumažinti žaliavų naudojimą, energijos kiekį, optimizuoti gamybos procesus ir mažinti aplinkos taršą. Europos ekologinės pramonės šakos tapo svarbiu Europos ekonomikos segmentu, kurio metinė apyvarta 2008 metais sudarė 0,3% ES bendrojo vidaus produkto. Lietuvoje ekoinovacijos plačiai taikomos tvariose statybose, atsinaujinančiuose energijos ištekliuose ir ekologinėje žemdirbystėje bei gyvulininkystėje. Žaliosios inovacijos yra pagrindinis Europos ateities konkurencingumo variklis. Šiandienos pasaulis susiduria su rimtais aplinkosaugos iššūkiais, tokiais kaip klimato kaita, natūralių gamtos išteklių, resursų ir biologinės įvairovės mažėjimu. Kuriant švarią ir darnią aplinką, reikia naujų socialinių modelių, technologijų ir ekonomikos. Šiame kontekste Europai reikia daryti daugiau su mažiau, maksimizuojant visų gamybos lygių efektyvumą. Remdamos naujus procesus, technologijas ir paslaugas, kurios daro verslą aplinkai draugiškesniu, žaliosios inovacijos padeda Europai optimizuoti jos augimo potencialą, sprendžiant bendras problemas. Šiaip esame gamybinė įmonė ir produktų vystymo įmonė. Turime taip pat savo mokslinių tyrimų veiklą, kurios pagalba vystome naujus produktus, inovatyvius produktus. Šiuo metu gaminame įvairias valymo priemonės su geraisiais mikroorganizmais arba naudingais mikroorganizmais, kurie papildomai atlieka tam tikrą funkciją, ko nedaro, tarkim, ko negali pasiūlyti tradicinės valymo priemonės. Na ir tai yra pasaulinė naujovė ir tą mes darom Lietuvoje. Na ir aišku, tie produktai pasižymi tam tikrom savybėm, be to, kad jie sprendžia tam tikras specifines problemas, pavyzdžiui, ten kvapų arba kažkokių tai organinių nešvarumų. Jie atitinka ir to draugiškumo aplinkai kriterijus, jie yra biologiškai skaidrūs, mes naudojame natūralias medžiagas. Jų ta cheminė koncentracija yra gerokai mažesnė negu konkurentų produktuose. Iš tiesų naudojamės parama įrengiant mūsų nuosavą mikrobiologinę laboratoriją, kurios pagalba mes galėsime toliau vykdyti tyrimus ir vystyti naujus pažangius, draugiškus aplinkai produktus. Kita vertus, mes taip pat gaunamą paramą, aišku, turim prisidėti ir savais įmonės pinigais, atlikti mokslinius tyrimus. Tai naudojamės tiek ir inočekiais, taip pat turime vieną europinį projektą, kurį kartu vykdome mokslinius tyrimus kartu su Kauno technologijos universitetu ir taip šita parama yra atėjusi per MITą ir irgi įgalina mus, tarkim, formuluoti užduotis ir atlikti tyrimus, kurių be paramos mums būtų sunku turbūt atlikti, nes jie ir kainuoja, ir reikia akademinės bendruomenės prisidėjimo, ir reikia infrastruktūros tam tikros, ir kaip žinia, moksliniai tyrimai yra brangus dalykas. Ir tokiom nedidelėm jaunom kompanijom kaip mūsų, iš tiesų tos priemonės, kurios ateina per MITą, yra labai svarbu ir jos tiesiog padeda realizuoti tokius inovatyvius produktus, inovatyvų požiūrį. Kiekvienas turim automobilį ir važinėjom su automobiliu, taip, ir visą energiją, didžiąją dalį energijos naudojam šildyti orui, radiatoriui ir galvojam, kad tai yra labai gerai. Bet kurą naudojam šildyti orui. O mums reikia ne orą šildyti, o mums reikia nuvažiuoti iš taško A į tašką B. O ar galima būtų panaudoti technologijas, kad visa energija būtų naudojama nuvažiavimui iš taško A į tašką B. Ir šios technologijos tai yra elektromobiliai. Nuo elementarių, sakykime, motorolerio, aš aišku finansavau be jokių projektų
tiesiog pačią įdomią idėją, kad o gal motorolleris gali būti elektrinis. Įsisavinom tą technologiją, pasižiūrėjom, kad galbūt ir mažiukas automobilis gali būti elektrinis. Daugam iki to, kad ir vis dėlto teršia gamtą ir aplinką teršia daugiausia. Tai sunkvežimiai, tai gal ir sunkvežimis gali būti elektrinis. Iš tikrųjų, pačio vystymo pradžioj mes nesikreipėm į jokią agentūrą, į jokios paramos, todėl kad patys nebuvom visiškai užtikrinti šitą idėją. Dabartiniu metu, kada jau matom, kad mums reikia postumio į serijinę gamybą, postumio į idėjos komercializavimą, tada mes kreipėmės ir iš tikrųjų buvo keletas projektų su MITA. Labai puikūs projektai, fantastiški projektai su inovaciniais čekiais, kur duodama labai nedaug pinigų, bet konkrečiam dalykui, konkrečiai į pačią skaudomiausią vietą. Inovacinis čekis išspręs tavo vieną nedidelę skaudomiausią problemą. Ir tai pavyko. Tos problemos buvo išspręstos mažai įmonei. Tokia, aš laikau, kad nedidelė ta mūsų įmonė, iš tikrųjų, europiniu mastu tai iš vis labai maža. Be proto sunku kažkokią, sakykime, visiškai naują technologiją, naują inovaciją pačiai išvystyti. Čia matome įkrovimo stotelę, kuri atitinka naujausius Europos standartus ir gali krauti bet kokį Europai ir kitam pasaulio krašte pagamintą elektromobilį nuo 2012 metų. Čia matome dar senesnį variantą, tačiau naujesniam variante užtenka prabraukti kortelę ir yra vykdoma vartotojo autentifikacija. Taip pat padarėme ryšį su serveriu ir apmokėjimo sistema bendradarbiaujant su kitomis kompanijomis. Todėl už elektrą bus galima atsiskaityti labai paprastai ir labai greitai. Vis didėjantis ekologinės pramonės vaidmuo bei įgyvendinami paramos projektai skatina verslius žmones atsigręžti ne tik į savo gerovę, bet ir į aplinkosaugą, ieškant būdų kurti ir plėtoti žaliąsias technologijas. Siekiant darnos su aplinka, tokios technologijos yra būtinos, todėl labai svarbu, kad šioje srityje valstybė, ruošdama veiksmų planą, veiktų išvien su verslu. Šis video reportažas kuriamas bendradarbiaujant su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.